Kočiai. Tai bus 23 dieną kelionė į Vilnių, tai bus gyvenimo mūsų kelionė. Gana iš mūsų tyčiotis, gana pakišinėti visokius įstatymus, mum nepalankius, kenksmingus mum. Ir dabar turim susivienyti ne tiek ūkininkai, bet visi Lietuvos gyventojai. Ne visi dar jūs suprantat, bet jeigu nebus ūkininko, nebus ir jūsų. Visi trąšų pardavėjai, technikos pardavėjai, duonos mėgėjai, pieno valgytojai, varškės ragautojai, visi turim vienytis ir pasakyti gana iš mūsų tyčiotis. Ruoškit traktorius, nesvarbu, visi mes užimti, aš irgi neturiu laiko, bet tai bus mano gyvenimo kelionė, vardan mūsų visų geresnės ir šviesesnės ateities. Supraskim tai. 2 dienas paskirt, pavargt, pašalt, pamiegot traktoriuose, bet mes pasieksim savo, jeigu mes būsim vieningi. Supraskim tai ir užsikiškit vieną kartą su savo darykit taip ar darykit anaip. Kaip mums reikia, taip mes ir padarysim. Dabar mes turim susivienyti ir važiuoti į Vilnių su traktoriais. Meskit visus darbus, viską meskit. Važiuojam visi su traktoriais į Vilnių. Visa informacija ūkininkų sąjungoje. Kreipkitės pas savo ūkininkų sąjungos pirmininkus, jie suteiks jums informaciją, kur, kada ir kaip. Aš paskui paskelbsiu maršrutą, pro kur važiuosiu ir galėsit visi prisijungti. Nesvarbu su traktoriais, su mašinom, pėsčiom. Pavešiu, turiu vieną vietą kabinoje. Aišku, reiks daiktų pasiimti, miegmaišį, dar kažką pavalgyti. Bet į tai pažiūrėkim kaip į gyvenimo kelionę. Mūsų tėvai stovėjo laisvės kelyje. Dabar mes važiuosim į Vilnių priminti valdžiai, kad valdžia turi dirbti mum, o ne prieš mus.